Skrandžio mažinimo operacija, gastric sleeve, yra tokia operacija nutukimui gydyti, kuri yra pati fiziologiškiausia. Jos metu mes pašalinam didžiąją dalį skrandžio, apie 70–80% jos tūrio. Ką galim pasiekti? Galim pasiekti tai, kad pacientas po operacijos mažiau norės valgyti. Antras dalykas, žymiai sumažės suvalgomų maisto porcijos. Taip, mes po 1 metų galime tikėtis labai gerų rezultatų. Indikacijos skrandžio mažinimo operacijoms nustatome pagal kūno masės indeksą, tai yra ūgio ir svorio santykį. Jeigu yra kūno masės indeksas daugiau negu 35, tai yra jau nuo 2 laipsnio nutukimo, mes pradedam taikyti chirurginį nutukimo gydymą. Po operacijos pirmieji pokyčiai pasimato dažniausiai per pirmus 3 mėnesius. Tai netenkama didžiausia riebalinė masė. Per pirmus metus jau mes galime tikėtis, kad apie 1/3 kūno masės tikrai sumažės ir rezultatai apibendrinami būna po 1 ar 2 metų, kada svoris išsilaiko jau stabilus. Pirmieji pokyčiai visada pasimato būtent juosmens srityje, pilvo srityje, veido srityje ir pacientai jaučiasi žymiai geriau, matydami pirmosius rezultatus ir tai motyvuoja eiti tolyn sveikesnio gyvenimo link. Skrandžio mažinimo operacijos yra efektyviausias gydymo būdas nutukimui gydyti. Dėl ko? Dėl to, kad tiek dietų pagalba, tiek fizinio aktyvumo didinimu prie didelio svorio nepasiekiam ilgalaikių rezultatų. O su operacija sumažiname skrandį, netikimės, o ir pacientas yra priverstas laikytis mitybos rekomendacijų, jo suvalgomos porcijos yra labai mažos, dėl to tas rezultatas yra ilgalaikis. Ir nuslydimai nuo režimo nebūna tokie drastiški svorio grįžimo, kaip po laikantis įprastai tik tai dietos ar fizinio aktyvumo. Prieš operaciją, kadangi mes visada tyrėme skrandžio būklę endoskopijos būdu, nustatome ar yra Helicobacter pylori bakterija. Jeigu jinai yra, reikia vartoti tam tikrus antibiotikus 2 savaitės. Ir jei yra uždegiminė skrandžio liga, tada skiriamas taip pat vaistas, būtent pastiprinti skrandžio sienelę tam, kad jinai būtų sveika operacijos dieną. Skrandžio mažinimo operacijos atliekamos minimaliai invaziniu būdu, vadinamu laparoskopiniu būdu. Tai yra mažų pjūvių chirurgija, kada mes per pilvo sieną mažais pjūveliais įvesdami specialius instrumentus galime atlikti didelę operaciją pilvo ertmėje. Kaip padeda sveikti pacientui, tai po operacijos pacientas tą pačią dieną jau gali atsistoti po didelės operacijos. Tą pačią dieną jau gali vaikščioti ir kitą parą po operacijos jis gali jau keliauti į namus. Privalumas būtent tai, kad jam atlikta minimaliai invazinė operacija, būtent laparoskopiniu būdu. Dažniausiai nuo 70 iki 85% skrandžio tūrio gali sumažėti po skrandžio rezekcijos. Skrandžio mažinimo operacijos trukmė yra 40 minučių vidutiniškai, tačiau gali trukti ir ilgiau, priklausomai nuo kūno masės indekso bei buvusių operacijų, gretutinių ligų. Tas gali įtakoti, kad ta operacija gali trukti ir 2 valandas. Po operacijos dažniausiai pirmas mėnuo yra gijimo, sveikimo laikotarpis, kurio metu mes neleidžiame valgyti kieto maisto, dėl to, kad mūsų skrandžio siūlė gyja. Tai todėl rekomenduojama visada yra skysčių dieta. Ypatingai jau kelios valandos po operacijos mes skiriam, pradeda pacientas gerti skysčius ir taip išsilaiko apie mėnesį laiko. Po to grįžtam prie savo įprastesnės mitybos.